Sveiki, draugai. Sugrįžau pasidalinti su jumis apie artėjančius įvykius. Jau greitai, Liepos 26 dieną, Paryžiuje prasidės dar vienos vasaros olimpinės žaidynės. Jeigu žiūrėjote mano įrašą apie antrąjį antspaudą, tai žinote, kad visi ženklai rodo, jog šių žaidynių metu, arba galbūt prieš jas, ar po jų, pasaulio scenoje bus įvykdytas ritualas, kuris pažymės dar vieną įvykį, patrauksiantį viso pasaulio dėmesį. Kalbu žinoma apie 7 apokalipsės antspaudų pranašystę, kurią randame apreiškimo knygoje. Šie metai pažymi dar vieną 4 metų olimpiados ciklą. Jeigu stebite mano laidas, tai žinote, kad bandau jums parodyti, jog ši realybė yra kažkokia holografinė simuliacija, turinti matematinį pagrindą. Tai yra kontroliuojamas konstruktas, kuriame visi įvykiai yra susiję ir turi predikcinę vertę. Tai yra praeities įvykiai, mums leidžia nuspėti ateities įvykius. Šiame įraše pateiksiu keletą datų, kurios gali turėti reikšmės ateinančių laikotarpių. Naudodami paprastus izometrinius šablonus, mes galime atskleisti tam tikrą realybės šabloniškumą. Imkime 2024 metus. Tai yra 1972 metų atitikmuo, o jų epicentras yra 1998 metai. Remiantis šią informaciją, galima išnarplioti labai daug niuansų. Štai keletas jų. Nesenai pasaulio scenoje matėme dar vieną energijos pjūties ritualą, kuomet tariamai buvo pasikėsinta į Donaldo Trumpo gyvybę. 1972 metais taip pat buvo pasikėsinta į vieną iš kandidatų į prezidento postą, Džordžą Wallace'ą. Taip pat esu minėjęs apie 1972 metais įvykusias garsiąsias Miuncheno žudynes. Miuncheno olimpinių žaidynių metu tariamai palestiniečių teroristinė grupuotė įvykdė teroro aktą prieš Izraelio olimpiečius. Buvo nužudyti 11 Izraelio delegacijos narių. Kaip žinia, Izraelis ir Palestina šiuo metu yra įvykių centre pasaulio scenoje. Todėl yra pagrindo manyti, kad kažkas panašaus gali įvykti ir šių žaidynių metu. Šios žaidynės bus 33-osios vasaros olimpinės žaidynės, kurios baigėsi rugpjūčio 11 dieną. O tai reiškia, kad sekančią dieną, rugpjūčio 12, prasideda 33 metų savaitė, kuri baigėsi rugpjūčio 18 dieną. Rugpjūčio 16 diena yra reikšminga tuo, kad ji palieka 137 dienas metuose. 137 yra 33 pirminis skaičius. Numerologijoje 11, 22 ir 33 yra patys reikšmingiausi skaičiai. 33 yra svarbiausias iš jų, nes tai yra transmutacijos meistro skaičius, turinti sąsajų su Jėzumi Kristumi ir net mūsų fiziniais avatarais. Žmogaus stuburas sudarytas iš 33 slankstelių. Tai taip pat yra didžiojo meistro laipsnis, pats aukščiausias laipsnis masonų sistemoje, sudarytoje iš 33 laipsnių. Pasikėsinimas į Donaldą Trumpą įvyko likus 3 mėnesiams, 3 savaitėms ir 3 dienoms iki 2024 metų prezidento rinkimų, kurie turi įvykti lapkričio mėnesį. Dabartinio prezidento Joe Bideno gimimo diena taip pat yra lapkritį, kaip ir prezidento Kennedyo žmogžudystė, taip pat įvyko lapkričio mėnesį. Nuo pasikėsinimo į Trumpą iki rugpjūčio 15 dienos yra 33 dienų tarpas. Nuo Joe Bideno gimimo dienos iki rugpjūčio 17 dienos yra 3 mėnesiai ir 3 dienos. Skaičius 68 taip pat yra reikšmingas, nes tai skaičius siejama su mirtimi. Jeigu pažvelgtume į tam tikrų datų susijusių su konfliktais numerologija, dažnai gauname skaičių 63. Tokiomis datomis nutinka įvykiai, kurie dažniausiai yra susiję su mirtimi. Pavyzdžiui, vienas iš paskutinių tokių įvykių buvo Irano prezidento mirtis. Jis neseniai žuvo sraigtasparnio katastrofoje. Taip pat Rusijos išpuolis prieš Ukrainą mums duoda 68. Pirmasis ir antrasis pasauliniai karai prasidėjo datomis, kurių numerologija yra 68. Net Vietnamo karo pradžia buvo skaičius 86, 68 atspindys. Rugpjūčio 16 dieną turime dar vieną 68 skaičių. Taigi Paryžiuje šią vasarą gali būti karšta. Iš tiesų ten jau dabar yra karšta, nes šiuo metu yra daug neramumų dėl įvykusių rinkimų. Taip pat atminkite, kad Paryžiuje šiuo metu yra rekordinis kiekis musulmonų emigrantų.
kaip ir daugelį kitų Europos sostinių ir didžiųjų miestų. Primenu, kad šių metų balandžio 8 dieną baigėsi pirmojo ir prasidėjo antrojo antspaudo laikotarpis, kuomet didžiojo Amerikos saulės užtemimo metu Apolonas Farmakėja perdavė savo karūną Apolonui Helios ir antrasis apokalipsės raitelis pradėjo savo kelionę po pasaulį. Angliško žodžio eclipse, kuris reiškia užtemimas, vertė gematrijoje taip pat yra 33. Jau iššifravome, kad antrojo antspaudo tema yra durklas ir ugnis. Olimpinių žaidynių logotipe aiškiai matosi liepsnos simbolizmas. Šiais metais jau matėme ne vieną ugnies ritualą. Remiantis šią informaciją, tikėtina, kad antrasis antspaudas bus atvertas jau labai greitai ir galimai bus susijęs su olimpinėmis žaidynėmis Paryžiuje. Kaip jau minėjau ankstesnėme įraše, musulmonų imigrantai į Europą buvo įleisti būtent šiam tikslui. Jie bus panaudoti kaip įrankis kurstyti konfliktą. Scena jau yra paruošta ir visi aktoriai savo vietose. Akivaizdu, kad Donaldas Trumpas išlieka įvykių centre ir sekančiame etape vaidins svarbų vaidmenį. Galbūt tai jis bus centrinė figūra, formuojant krikščionių reichą. Visą tai sužinosime jau labai greitai. Taigi reziumė, stebėkite 33 metų savaitę, o ypač mano paminėtas datas – rugpjūčio 15, 16 ir 17 dienas. Ir jokiais būdais nerekomenduoju gyvai žiūrėti olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijų. Apie tai kalbėjau ankstesniuose įrašuose. Kol kas tiek, likite sveiki ir atminkite, visa tai tik iliuzija, todėl nėra ko bijoti. Iki.